sumaišiau visą kadrą. Žiūrėk! Į kadrą, jo, įtraukiu. Į kadrą tiesiog. Žmonės čia tremia, karė, patys taip paliegė. Ir staiga jisai pralinksmėjo. Man nuo pat pradžių buvo įdomiausia, koks jis buvo žmogus. Čia vis tiek daug maž kažką yra rašę. O galvoju, pavyzdžiui, vėliau susidūrė su tokiu faktu. Močiutė man ima pasakoti apie kunigą Antaną viską, tarsi jį vakar matė. Ir taip gražiai, tokia spalvinga, gražiai svaja, jisai piršliaudavo. Kas yra irgi atrodyti neįtikėti nekūdami. Galvoju, čia kažkas įdomaus. Turėjau būti ypatingas dalykas. Jį labai mylėjau žmonės. Viską, ką turėdavau, atiduodavau kitiems. Kažkaip apie tai nelabai kas domėjus ir rašė, maždaug svarbų mokslininką. A jis pasirašė savo tokį labai... Taip buvo, kad man irgi čia būdavo su valdžia kovojau smarkiai, kad tą namą yra projektas, buvo projektas Klompirtė su restoranu, moterų seklyčia vadinasi. Bet aš atgajėtis, pasiutęs buvau, tai špyga jo, neišėjo. Nieko. Bet būdavo liūdna, nes meras paskambina man iš ryto. Nu kaip jūsų nuotaika, mes jūs į prokuratūrą atiduosim, jie pabeipravę man bylą buvo 16 000 litų būtų parodė. Nors iki šiol valstybė netento muziejų. Nu prieš 2 metus. Bet aš nedurnas, aš nuėjau su diktofonu, šturmę užsidėjau, diktofoną įsikišau ir kai išprovokau šnekėti ir įsirašiau. Jis sako, žinau, kad tu nekaltas, bet sako, nu, žodžiu, čia ilgai istorija bjauri. Bet aš jam pasiau, le. Sakau, jums brangiai kainuos išsipirkti, tai sakau, dalina, nes man ramybė ir laisvė, o jums bekonų nereikės teisėjų mokėti. Pasidalina. Tai nuotaika, aišku, bjauri, tai aš tą dainą pasirašiau savo ant sienos. Išsirašiau ant tinko, nu, pramerkė akis, tai perskaitai ir iš karto, taip ranka nuėjo. Dabar kokie žodžiai gražus. Būk sveikas linksmas ir pats tau atsako. Nes nuliūdęs, niekad nestoviu, kampe užsnūdęs. Dainuoju laimė arba nelaimė, linksminas visas nedrebu baimiai. Po kol turėjau, vis dar laikiausi, su puikiais ponais tankiai mačiausi. O kai nubiednau, jeigu vargai prispaudė, turtuoliai puikiai svarbu. Na, jis apdainuoja žodžiu visą savo gyvenimą. Nėra jokių abejonių man, kad tai jo paties savo parašyta daina. Nes čia nuramina. Vaikiuks toks mažas praeina, reikia, mokėt man tą dainą, sako, man labai reikia. Bet tai labai man smagu buvo tada. Ir labai gražiai irgi baigėsi, sako, o ką darysi valia aukščiausio, kad tai paskyrė vargti mažiausia. Ir ką žmogus pradeda daryti? Vaikšto toliau po kaimus, renka dainas, bet ima iš dyką. Įsivaizduokit dabar kunigas. Linksmina žmonės. Ateina į triobą, paslėpia kokį nors daiktą. Nu, bet taip, kad neman. Bet tokį, nu, jis matyt ir nekvailas labai buvo. Bet tokio, kurio toj pat gali prireikti šeimininkė. Ta žiūrėk, puola šiandien, puola ten, nėra. A jis paskiau, jis nesakydavo, pavyzdžiui, kvepia, jis sakydavo šneka. Jam daiktai šnekėtų. Jis sako, oi, man atrodo, kad jisai ten šneka. Nu, žmonės jau ėmė bijot, galvoja, kiaurai sienas man. Vieną kartą buvo tokia labai graži istorija, jis ateina, triuba tuščia. Matyt, gal moteriškė šeimininkė prie gyvūnų gal buvo. Žiūri, peržė dešą, išvyko šmėžė. Jis užmydė škų ir pastogiam tokį čia miškėlį. Vis sėdi. Įbėga šeimininkė, kunigas. Nu, aišku, ką jau tais laikais kunigas, aišku, bet žmogus tai buvo ypatingas, o čia dar Juška. A jei tą pulšę reikia kunigą vaišinti, mierda šūs. Išėjai ten, a jisai sako, man atrodo, kad jinai ten, jos ten šneka, ta užlipa, pastogiai dešos. Ir jinai jam ėmė kraut, bet jis tą kartą, dėl ko šitą istoriją pasakojo, jis įkliuvo.
Jis lindo matyti pečių, tas puodas vaisuoja, įsitepė nosį, išsisodino. Ir išaiškėjo, kad pasirodo kunigėlis taip pat slepia daiktą. Ponia Vaima, šypsokis iš Panelė, ar man O tai tegu įsistumdo, tai ką aš, policininkas, ar ką? Jei nori šokti įsistumdo. Įsivaizduosite, kad ten jie kaip nors susipakuos. Nu ką ten reiškia pastumdyti, pašoks ir paskui vėl išsiklos problema. Įsivaizduokit, kad miegate šiet. Čia buvo. Neturi nutraukti, kad dabar reikia dažnai padaro. Tai supranti jau. O ten dar ką įdėjo? Servet? Tai gal ryžių nori? Nori ten? Ką žinau? Nori? Nežinau. Nu ateik, nori. Nereikia. Gal reikia, ką? Nereikia, tu. Paskui susirask, nepabėk niekur, susirask mane arbatos gerti, gerai? Tai? Bėk. Bet ant to, kad žiūrėtum, padėt. Šiaip problema, kol sulaukdavo dėl krikštyno arba vestuvių. Apie laidotuvės nemini, kad tiesiai nežinau. Tikrai aš jau tokį matyčiau. Šiaip dabar pirmą kartą sumačiau, kodėl niekad... Paveikslas, kai aš tai akimis įvertinau, tai man atrodo, kad tai kopija. Sakėt, buvo tik du daiktai, kas yra visiškai nesipė. Tai dar užsidegę žvakę sėdėjau, o pas mane buvo Kęstutis. Jį kaip pavogę buvo, tai tuo metu pas mane gyveno. Ir kai primo gaudynės, aš jam sakau, tu važiuot mamą aplankyti. Bet aš jam atrodo raktą buvau davęs. Nu ir aš sėdžiu dabar kažkas, jaučiu sėdimas. Aš galvoju, kai jisai, o jis mane durninas, aš tų pasakų. Aš galvoju, jisai žaltys jaukina, kad mane išgąsdins, aš taip irgi tyliai pakilau. Nuo kilimo mėgmaišį pastiesęs, aš mėgodavau jo, kad netrinktų. O čia durys dar yra iš to kambario, tik aš jas užstatęs dabar. Jis tik tai šmūkšt ir išėjo tas jo dažnus. Aš pirmą kartą įsivėmdavau, aš kažkaip nebijau. Tai čečėlis vaikas pats. Ne, tai tūrinis dalykas. Jaučiasi, man, bet juodas, tai nėra tai, kad akis va čia ką. Grinai va formos, tokios gražiausios viską. Ką? Ne, bet pradžioje kas buvo. Vieną kartą Trečiakauskas atvežė savo žmoną, jinai su uošinė susipyko, kad visą atės pailsėtų nuo uošinės. Tai aš čia leidau nevergot, o jinai bijojo, paprašė, kad aš ateičiau kambarį. Aš atsiguliau prirašomų stalo ant grindų ir guliu. Galvoju, man dabar drąsiau, aš pabandysiu į kambarį. Nes aš tas dalykus jos labai sunkiai atsidaro, kai uždarai. Aš persikėliau. Čia ne kiekvienas atidarytas, kai uždarytas. Nu tai aš tas dalykus palikau atviras, o tenai ant buitinio šviesdavo tokią lempą visada. Į langą tiesiai man ir kambarį gan šviesu. Bet tai pusė kambario šviesoj, nu tokiu kampu įdomu. Aš taip atsiguliau, bet aš tą atvejį dar tuomet priskyriau prie sapno realaus. Nu, aš pavargau skaityti, užgesinau lempukę, aš tik kikšt jausiu, aš taip pramerkiau, tai žiūriu kojas.
juodas kojos, bet taip kaip išlieta iš monolitų. Aš taip tik norėjau kelt akis ir man spyrė į veidą. Prisipažyk, jokio nėra, suprantate. Svarbiausia jausmas, tai jokio nėra, bet aš kai šokau, kai pyliau pakaušį į rašomą stalą, prasibaladojau pakaušį, pašokau, tai trečia, man gal dar Kęstas su manimi grojo kambarį. Kas sako, kas čia, sakau, nieko, aš sakiau, kad... Tačiau stylę. Čia priklauso nuo žvilgsnio. Ir sakė, ją krikština, šventė. Gal keturis, gal pokerį padarysi. Kaip sekasi, Felis? Ačiū, iš naujo perrašiau. Blogo buvo parašę. Jiems nereikia tų visokių smulkmenų, kas ten kur kas sakė, kas pasakė, kur kalbėjo. O ko jiems reikia? Nesuprasiu, ką jiems reikia. Mažų žinučių. Šyčia. Panelės tave laidau. Vakar stipriai garbiškai. Ką? 15, O tai jūs čia iš Lietuvos vyko kaip žurnalistas? Čia taip nepradės šaltelį. Kriminalas koks būtų? Kuo, kad jautų kas nors, ką nors? Ai, čia iš kokios skaitytojus. Čia nepakenks vaikam kartais tada. Ne, o tai ir taip jau dabar tas laikraščius. Kiek jums važiuoja? Jaunas, mes tiesiog kino žvaigždės taip pasidarysime. Man tai labai kenkia. Hi! Einam pašok? Einam? Bravo! Tai važiuoja pas mane.
Gerai, ko mes baigėm? Pažiūrėk, nufilmuos. Negali įdėti. Kodėl? Ne, rimtai negalima, žinok. Nes Negalima. žmogui, Galima, supranti, tam žmogum, kuriam tu paduodi kortą, jisai pasiema kortą ir tu padedi ranką. Kaip jisai gali spėti ir padėti Supranti, ranką? kada tavo įimas pradės.